aš sukuriu tą savo puslapį, kuriame aš pasakoju, ką aš noriu pasakyti, net neįsigilinus, ką mano vartotojas nori girdėti. Vienas dalykas, ką jis nori girdėti, kitas dalykas, ar apskritai aš jo kalbą kalbu. Kai aš matau tos kažkokius sudėtingus žodžius, sakau, tenai expand, grow, accelerate and boost your growth. Žargoną. Ta tokį žargoną, kuris, bet vėlgi, kaip aš kaip kūrėjas, kai aš turiu kurti tą savo produktą ir noriu pasakyti, koks jis yra amazing, tai man atrodo, kad šitie žodžiai yra tobulėję, čia parodys, koks yra didingas produktas. Vartotojas perskaito to žodį, jisai gyvenime pas to žodžio nenaudotų, jeigu aš to žodžio nenaudoju, reiškia, jis neegzistuoja mano realybė ir žodyne, tai aš praktiškai skaitau kažkokią tai užsienio kalbą, kuri man nekelia jokios emocijos, jinai manęs neliečia, aš jos nesuprantu, jinai visiškai mane turi to tokio realumo, kažkokie neaiškus terminai, kokią tai vertė, ką tas maximize growth, ką tai reiškia, nieko nereiškia. Man reikia, nežinau, website. Man reikia batų tepalo, tai kokie maximize growth, aš turiu suprasti, ką man čia parduoda.